Labas rytas. Po 6:25 atsikėliau gal po 4:10. Visiškai negaliu miegoti. Dar šitas rasbainikas visą naktį žadino, kad apkločiau. Taip? Nu, karoči, neįmanoma kitaip va. Ką tik per sekundę. Mano pasta liko ant maikės. Vienas iš pagrindinių mano talentų tai apsidrėbti visur, visada, visaip, kaip tik įmanoma. Ir dažniausiai apsidrėbti tada, kai yra nauja maikė. Darysim kavutę ir stengiuosi rytais gerti vandenį su obuolių sidro actu. Aišku, visą laiką beveik pamirštu. Dabar čia tik vaidinu, kad sveikuoliškai gyvenu. Ir tikriausiai per daug įpyliau dabar. Nu, bet sako labai sveika, tai pabandykite ir jūs. O kavą tai visada stengiuosi daryti su filtru. Gal užnisa tas, nes ilgiau čia reikia viską dėlioti ir taip toliau, bet po to, pavyzdžiui, kai plaut padelį, tai labai patogu, nes tiesiog išmeti filtrą ir išsiplauni padelį, bet ir iš čia nereikia nešioti jokius tualetus ar dar kažką. Dar vienas dalykas - žvakės. Ypač paskutiniu metu. Tai, kad atsikeliu, iškart užsidegu žvakę, nežinau, man tiesiog labai ramina, atrodo, kai jos dega, kad iš karto geriau namuose. Pastebėjau, kad žymiai lengviau filmuoti taip, kai save matau, nes kai nematau ir filmuoju, tai po to ne visada geri kadrai gaunasi. Tai va, nuo praeito video gavau iš draugų, sakiau komentarų. Tai sakė, kad per mažai žiūri į kamerą, bet aš tiesiog dažniausiai, kai kažką pasakoju apskritai prieš žmonės ar dar kažką, man patinka kažkur kitur žiūrėti, nes kažkaip atrodo dėmesį tada lengviau sufokusuoju ir lengviau perteikti mintis, o kai žiūriu, vakrinai dabar čia, tai toks kažkaip atrodo sunkiau net galvojasi. Taip stengsiuos daugiau žiūrėti kamerą, bet jeigu vis nukreipsiu žvilgsnį, tai labai atsiprašau iš karto. Dar sakė, kad neprisistačiau, kas aš esu. Tai aš esu Kamilė. Kaip ir vadinasi mano kanalas Kamilė. Man ką tik sukakojo 27 metai. Žiauriai daug. Man labai baisu, kad tiek daug metų. Nu, bet ką padarysi, laiko nesustabdysi. Turiu šuniuką Pifą. Jam bus balandžio 1, man atrodo, 6 metai jau. O gal net daugiau, dabar nebežinau. Jeigu man 27. Reiks pažiūrėti šitam pase. Ir jeigu dar pagalvosit, kodėl mano tokie kreivi pirštai, tai mano šitas yra sulūžęs ir suaugęs. Nu, atrodo biški taip keistokai. Bet labai patogu telefoną pasidėti. Gali laikyti kaip laikiklis. Tik tiek, kad jau jis toks bus man visą gyvenimą. Kažkada buvau pas gydytoją nuėjus, tai pas chirurgą, tai sakė, tik tai išpjauti sąnarį galima, nes jau čia suaugę raiščiai. Nu ir tiesiog nieko nepadarysi, išpjaus tą sąnarį, bet aš nebelankstysiu jo. Tai pagalvojau, kad nėra esmės. Gerai ir taip, nebent kai daug labai rašau, arba kai oras keičiasi. Kaip senam žmogui pradeda skaudėti tą sąnarį, bet taip prikolas. Tai telefoną tai tikrai labai lengva laikyti. Arba jeigu nori kažką pasiekti tolimais, va. O istorija, kaip jisai sulūžo, tai gal 6 klasiai, 5 klasiai kažkas tokio. Gal net dar anksčiau, neprisimenu. Na kažkas 4, 5, 6 klasiai. Dariau namų darbus, mokiaus anglų kalbos žodžius. Ir aš kai mokaus užsienio kalbos žodžius, aš daug kartų juos perrašinėjau ir mintyse kartojus. Nu, man taip labai gerai gaunasi išmokti. Nu, žodžiu, ir aš rašiau tos žodžius ir man trakštelėjo pirštas. Ir aš sakau, mamai, man lūžo pirštas. Nu, ir jūs galvojat, patikėjo, nu, tai aišku, kad ne. Sako, toliau eik daryti namų darbus. Nu, vat, ir po kažkiek metų aš pradėjau pastebėti, kad man tas pirštas kreivėja. Tai tada vat ir nuvažiavom pas gydytoją ir viskas tapo aišku. Dar va, kalbant apie tas žvakes. Tai žvakės man labai patinka, visada patiko jas deginti, nes tiesiog atrodo toksai, ta ugnis tokia ramumą namuose suteikia ir
ta švieselė ir tas, tiesiog garsas kartais sklindantis. Ir pati kažkada gaminau žvakės natūrales iš sojų vaško su įvairiom džiovintom žolelėm tenai visokiom, bet labai ta rinka yra užkrauta jau tų žvakių ir Lietuvoje ir visam pasaulyje, tai ganėtinai sudėtinga buvo. Ten kažkiek aišku pardaviau pagrindę, tai vis tiek pirko pažįstami draugai tenai, kad palaikytų tą verslą, bet kaip po to skaičiavau, tai neapsimoka to daryti. Jeigu esi ten mažas kažkoksai mažas versliukas, nes realiai ten viską, ką aš išleidau ant įrankių, tai ten atsipirko gal man ten tik tai, nežinau, labai nedaug į pliusą išėjau, tikrai labai nedaug ten, gal tik 5 eurų kokį į pliusą išėjau ten pardavus, nežinau, 50 žvakių. Tai daryti tikrai neapsimoka, nebent kažkokį pigesnį variantą sugalvoti kažkaip ką daryti, bet kai aš dariau viską tenai natūraliai iš tų sojų vaško su tom visokiam džiovintom žolelėm ir taip toliau, tai tikrai ne, nebent savo poreikiams pasidaryti, nes tada gali pasidaryti žvakę kokios nori ir viskas ramu. Nusipirkau duonos raugą. Dabar ir turiu instrukcijas, nes jisai džiovintas. Ir turiu instrukcijas, kaip jį atgaivinti. Ok, neprakirpt raugą. Kvietinis. Atrodo kaip tiesiog džiūvėsėliai. Bet prikolas, kad raugą gali sudžiovinti. Ko tik nesugalvoja. Bet čia vis tiek. Kad atgaivint šitą raugą, čia reikia 3 parų, kokių kad daugiau. Trečias etapas. Atlikite 2-3 raugo maitinimo santykių 1-1-1. Aš šitų santykių tai visiškai nesuprantu. Tai šiandien tada nieko nedarysiu, nes mes rytoj išvažiuojam, tai nespėsiu šitą raugą padaryti. Paliksim kitai savaitai. Intriga. Važiuosim šiandien į Uteną. Aplankyti šeimą. Tai reikia pasiruošti, kad gražiai atrodyčiau. Aš čia filmuoju apšė. Seniau, kai gal jau sakiau prieš tai, pirmam video, kad seniau tai labai dažnai, daug dažydavosi, kai eidavau mokyklą, kai į universitetą eidavau, beveik kiekvieną dieną dažydavus, nes tiesiog atrodydavo gėda išeit kažkur nepasidažius. Tai visą laiką dažydavus, o dabar kažkaip nėra taip baisu ir su natūraliu veidu išeit. Nežinau. Manau tiesiog, jeigu savo gražiai atrodo, tai ir kitiem gerai. Kam reikės, tam tiks. O kam netinka, tai tegu žinot, kur jie gali eiti. Pirmą reikia prasitiesint plaukus. Ar vėliau? Gal dabar prasitiesinsiu. Nes vis tiek, kad ir išsitiesinu aš juos, man išsipučia jie nuo drėgno oro. Labai gerai, kai lauke būna stiprus minusas, nes tada nesipučia plaukai. Tai va, žodžiu. Pagalvojau, kad šitą video gal tiesiog skirsiu informaciją apie save susipažinimui, kad geriau mane pažintumėt, kas aš per žmogus, kas man patinka, kas nepatinka. Tai jau prieš tai pasakojau šiek tiek. Šiaip esu ganėtinai meniška asmenybė, meniška siela. Seniau tai iš vis labai daug kurdavau, pieždavau, lankiau dailės mokyklą, labai patiko piešt. Kurt rūbus, galvojau, kad noriu būti dizainerė. Ilgą laiką, kol lankiau mokyklą, nes pati ir siuvau rūbus ir ten visokius rankinukus, lankelius, visokius bandžiau lankelių verslą daryti, apyrankės kūriau, irgi nagus draugiam priauginėdavau, makiažus darydavau. Žodžiu, ko aš tik nedarydavau. Ir tada
kažkaip sugalvojau, kad noriu išmokti italų kalbą ir išvažiuoti į Italiją studijuoti madą. Tai ir įstojau į italų kalbą ir tada pasikeitė norai. Nebenorėjau aš tos mados studijuoti. Kažkaip visiškai pasikeitė į kitą pusę. Linkau, atradau visai kitą, kitą sritį. Tai labai pradėjo patikti apskritai visa lietuviška senoji kultūra, pagonybė, tas visos tradicijos, amatai, pati gamta labai pradėjo traukti. Nėra, kad ta mada nepatiko, visada man jinai patinka ir manau patiks. Tik tai gal dabar tą mūzą mane šiek tiek apleidus. Tai žodžiu, bet dabar vis tiek pirmoje vietoje yra gamta. Manau, kad nesu dar atradus savęs iki galo, ką aš noriu veikti gyvenime, bet tikrai žinau, kad noriu kažką sukurti ir kurt, kad kiti žmonės galėtų tuo kažkaip naudotis, nežinau, kažką. Sunku pačiai kažką pasakyti, kol neatėjus ta mintis į galvą. Tai vis mąstau, bandau, dabar kaip ir, tai aišku, čia tas Etsy su gamta nelabai susijęs, bet tiesiog norisi, pavyzdžiui, kitiems žmonėms, jiem nesinori kažko savo kurt, nes yra daug rizikų, didelė atsakomybė, vis tiek tu tada pats esi už save atsakingas, ką tu darai, viskas priklauso tik nuo tavęs. Kuo daugiau dirbsi, kuo daugiau stengsies, tuo tu daugiau turėsi. O jeigu nedirbsi, nesistengsi, tai neturėsi. Tai kitiems žmonėms paprasčiau gal tiesiog ten eiti kiekvieną dieną į darbą valdišką, ar kaip ten pavadinti jį, gauti algą ir viskas. O man to neužtenka, man norisi kažko daugiau, aš noriu pati sukurti kažką, kad pas mane žmonės galėtų eiti į darbą ir kad aš galėčiau jiem algą mokėti. Bet kol kas dar nesugalvojau šitą dalyką, tai dar ties tuo dirbam. Nes čia buvo vienu momentu, kad jau buvau užsidegus, turėjau vieną idėją, kad ten vos ne rašyti projektą, prašyti Europos paramos, bet dar buvau visai jauna ir kažkaip pabijojau. Visą kitą ir šiaip vis tiek, man atrodo, kai prašai Europos paramos, tu tuos pinigus turi turėti iš anksto. Tau tik po to juos atiduoda. Man atrodo, šita pudra yra ganėtinai per tamsi man. Ką padarysi? Tai va, kalbant dar apie tą makiažą, tai kai gyvenau nes šiaip aš esu iš Molėtų, visada širdį buvau molėtiškė Aukštaitė. Kai kas nors mane pavadina ten kažkaip kitaip, tai įsižeidžiu visada. Nes iš pradžių gimiau Molėtuose, gyvenau Molėtuose ir po to išsikraustėm į Mažeikius. Ir tenai Mažeikiuose gyvenau nuo 9 metų iki mokyklos baigimo. Tai Mažeikiuose ėjau ir makiažo kursus kažkada, bet ten tokie trumpi vienos dienos kursai tiesiog buvo. Kažko labai naujo neišmoko, nes pagrindinė mano makiažo mokykla tai buvo YouTube video. Dar ten tais laikais senais, kai iš vis nebuvo dar madoj šitie visi socialiniai tinklai. Ten, kur makiažo video, ten tik tai užsienietės darydavo. Tai atsimenu ir anglų kalbą. Aš pramokau ganėtinai neblogai per šitus visus video makiažo. Ir dažytis aš išmokau per makiažo video. Ir net pati buvau bandžius daryti porą video, dėti YouTube. Nežinau, gal ten 3 buvau padarius, kokius, bet po to ištryniau. Nes žinot, kaip būna tose mokyklose. Nebuvo, kad ten labai kažkas tyčiotųsi. Aišku, ten klasiokai visada užmetinėdavo kažką, čia šito neišvengsi. Bet man atrodo tiesiog, aš neatsimenu, kažkaip mama buvo iš darbo parsinešus kamerą, aš su tą kamerą filmavau, o tada tą kamerą grąžino į darbą, ir aš tiesiog nebeturėjau su ko filmuoti. Ir tais laikais, niekas man nepirks kameros dėl kažkokios mano užgaidos, kad aš ten noriu kažkokius video filmuoti. Gal jeigu būčiau pratęsus savo šitą dalyką ir nepametas ir filmavus toliau, tai gal ir būtų kažkas išėję. Nes daug man su daug dalykų man panašiai yra, nes, sakau, ką aš esu darius per gyvenimą, tai
siuvus rūbus. Ten, atsimenu, net kolekciją kažkokią buvau padarius į Panelės žurnalą, nes vyko kažkoks konkursas. Tai ir fotosesiją su draugė padariau viską tenai, bet po to tas konkursas tiesiog dingo, nieks nebeatrašė. Tai Panelės žurnale, čia jų minusas, akmuo jūsų daržą, net nežinau, ar bėra šitas žurnalas. Tada dariau makiažus ir šukuosenas. Ten jau ganėtinai irgi neblogai buvau pasižymėjus, nes ir draugiam darydavau, ir draugių mamom, ir tetom savo, ir tetų draugiam, ten šukuosenas, makiažus. Bet po to kažkaip irgi nustojau. Gal išvažiavau, aš studijuoti net nebeprisimenu. Nagus esu darius, draugiam irgi priauginėjus. Tada blankelius dariau. Blankelius dar mokyklai, man atrodo, dariau. Tada dariau apyrankės ant kojų. Tada dariau kilimus. Nusipirkus buvau specialiai tą tokį šautuvą, kur siūlų šaudo. Taip buvau gavus vieną užsakymą, bet tada kažkaip, dar žinai, nežinot, visai jauna ir kvaila ir naivi buvau šituose dalykuose, nepaprašiau nei avanso, nei nieko. Ten padariau netiko spalva, kažkas tokio, ten atspalvis kažkoks netinkamas buvo, tai net nebeprisimenu, kuo ten baigėsi. Gal kažkiek, man atrodo, ir sumokėjo man už medžiagas. Bet tada labai smuko man motyvacija ties šitų dalykų ir šiaip brangu irgi, medžiagos brangios. Siūlai gal nėra labai brangus, bet pati ta medžiaga, ant kurios tą kilimą daryti, ganėtinai brangi. Tai kažkaip irgi nustojau. Tada žvakes dariau, apie žvakes jau pasakojau. Ir dabar šitus skaitmeninius produktus darau. Tai žodžiu, aš pradedu, bet niekada nepabaigiu. Kažkaip, nes man norisi iš karto greito rezultato. Ir kai to greito rezultato nėra, man nusivyra rankos, aš nusiviliu, kad čia atrodo, aš šiuo momentu labai stengiuosi, bet čia niekas nesigauna. Tai jeigu dabar nesigauna, tai atrodo ir ateityje nesigaus. Tai man atrodo, čia pagrindinė ir esminė mano klaida, nes su tais kilimais aš pradėjau, net nežinau, gal per karantiną viską daryti, kai Lietuvoje iš vis dar nebuvo tokių dalykų ten apie tus kilimus patiem darimą ir taip toliau, tai būčiau toliau darius, tai būčiau kažką gal irgi pasiekus. Tiesiog, sakau, čia mano pačios toks minusas, kad aš pradedu, bet nepabaigiu iki galo kažko daryti. Tai su YouTube stengsime šitos klaidos nekartoti. Biškai patvarkysim čia viską, užsidėsim dar ant kaklo spalvos ir nieko čia nesimatys, kad aš tą oranžinės. Nesakau, į soliariumą dabar nejau, iš saulės iš vis nėra, į lauką neinu, beveik pifą tik pavedžiot. Tai gali biškai skirtis mano vasaros pudros spalva nuo dabartinės mano odos. Taip, užsidėjau kremą. Kremą dedu prieš pudrą, kad sudrėkintų veidą. Toks kremas. Tada dedu pudrą. Mano pudrą. Tada dedu sausą pudrą. Nes mano veidas labai riebaluojasi. Tai kažkaip, kad tą riebalavimąsi nuimt, tada dedu bronzerį. Mano bronzeris ir mano šepetėlis, va. Bronzeris. Biški tik tai, kad byra. Bet labai geras. Šiaip dažniausiai, kai dažausi, visada padauginu aš šito. Visų priemonių padauginu, per daug būna. Arba per mažai, arba per daug. Gal veidrodėlį man čia pasidėti bus patogiau. Jūs žiūrėt. O, ir šviesa geriau krenta. Kai pasidažau su pudra, man dažnai būna, va, čia tokios baltos linijos, aš prieš tai jas susitvarkiau. Va, čia yra po akim. Nuo pudros, tai stengiuosi visada. Aišku, nesu šitų šepetėlių, kur tamsiai dažiaus akių voką prieš tai. Gal, ar atrodo kaip susimušta dabar? Biškai atrodo kaip sumušta. Ale tai. Jeigu ką, užtepu iš naujo sausos pudros ant tos vietos, kur sugadinau.
Tai šlapios pudros ir sausos pudros. Tokiam turiu tokius, va toks, šitą labiausiai mėgstu. Jis toks gal biškai šiek tiek rudas. Bet jau beveik baigėsi, turiu ir tamsesnį, bet su tais tamsesniais gal per tamsu būna. Bet kol kas šiuo momentu labiausiai šitą patinka. Seniau naudojau atskirus produktus, ten tiesiog, kur būna nusipirkti ten tas toksai kaip, nežinau kaip kas ten vadinasi, ne želė, dažas atskiras ir su teptuku padažai ir dažai antakį. Bet seniau ir šiaip būdavo biški Brežnevo. Nu tai tas seniau, nu tai čia prieš kokius, nežinau, 6-7 metus. Labai ryškiai tus antakius pasidažydavau ir man tada atrodydavo viskas normaliai. Dabar, kai pasižiūriu tos fotkės antakiai per pusę veido, tai nėra labai gerai. Na, bet mes visi darom klaidų. Šiaip dabar paskutiniu metu dažnai tiesiog nusidažau antakius su tais ilgalaikiais dažais. Pati, tai visai neblogai laiko ir nereikia tada beveik iš vis šitų va, tokių kažkokių dažų naudot. Nebent, kad ten formą biškį pagražinti, jeigu kažkur oficialiau tenai dažausi ar dar kažką. Bet ir šitą blakstienų laminavimą karts nuo karto pasidarau, bet ne pati, o einu pas meistrį. Tai blakstienų laminavimas ir padažyti antakiai su tais ilgalaikiais dažais, tai daugiau realiai niekaip kaip ir nereikia, jokių ten dažymusi papildomų ar dar kažko. Čia dar apie save papasakot. Kas aš tokia? Mokiausi italų kalbą. Ai, sakiau jau. Dabar mokaus prancūzų kalbą. Pirmadienį egzaminas. Sakė, nebus sunkus, tai sakė, visi išlaikysim, tai tikiuosi. Pifai! Ką tu ten darai? Pažiūrėk į mano antakę dabar. Nesigauna. Čia jau aš kiek pritepiau ant tų antakių. Tai žodžiu, per Duolingo iš pradžių mokiausi portugalų, pasimokiau gal ten porą mėnesių ir tada nusprendžiau, kad man reikia kažkokios, ne tas, kad normalesnės kalbos, bet labiau panaudojamos. Nu tai sugalvojau prancūzų mokytis, nes buvau kažkada jau pradėjus tą prancūzų mokytis prieš kažkiek metų, tai ten angliškas kažkoks puslapis, Udemy kažkoks, neatsimenu. Nesvarbu. Tai dabar nusprendžiau praeitais metais, prieš metus kažkur laiko prancūzų mokytis, tai pradėjau aš tą prancūzų mokytis. Ir tada lapkričio mėnesį pradėjau normaliai per kursuok.lt. Ten tas, kur buvo paleistos programos. Nemokamos valstybės finansuojamos. Tai per ten pasiėmiau kursus prancūzų ir dar, sakau, kiekvieną dieną per Duolingo mokausi. Tai tas Duolingo tikrai labai padeda, nes aš atsimenu, mes važiavom spalio mėnesį su draugais į Tunisą. Tai Tunise ir prancūzų kalba, man atrodo, yra viena iš valstybinių kalbų, jeigu neklystu. Bet kad jinai naudojama ten, tai tikrai labai, labai daug naudojama, nes tam viešbutį prancūziškai su visais galėjau susišnekėti. Ir aš atsimenu, tada dar tų mokslų nebuvau pradėjusi, tik Duolingo mokiausi tenai, ilgai jau pusę metų kokių. Tai aš supratau ten tikrai kažką plius minus, ką jie ten šneka. Tai jeigu galvojat, ar verta mokytis per Duolingo kažkokią kalbą, tai žinokit, tikrai verta. Kad ir neišmoksi ten jos sklandžiai ar dar kažką, bet tikrai susigaudysit tam tikrose frazėse, pačiose paprasčiausiose, lengviausiose. Ir žinosit, kaip ten maistą užsisakyti, ar pasisveikinti, ar pasakyti, kad ten kažką skauda, ar kažko reikia. Tai šitas tai tikrai rekomenduoju. O būna, kad, pavyzdžiui, jūs, kai dažotės, tiesiog šnekate su savim. Nes dabar tai aš šnekuosiu su jumis filmuodama. Bet kai seniau ir nefilmuodavau, aš šnekėdavau su savim. Kad, tarkim, blema, čia negerai pasidažiau, arba čia, kas čia per nesąmonė. Lengviau kažkaip būna. Akių vokų tai dažniausiai nedažau, nebent kažkuo labai šviesiu. Tai turim čia porą šviesių spalvų. Tai su tom šviesiom
galima kažką uždėti. Bet dažniausiai tiesiog būna, kad šitas šepetėlis, aš nežinau, aš jį su juo visas spalvas naudoju. Tiesiog bele ką. Tai seniau tiesiog pasimdavau, tarkim, bronzatorius, pasiemi, padažai biškį bronzatorių. Ir tada per šitą vietą eini, kad jinai atrodytų tokia tamsesnė, gilesnė. Tos akys tada tokios gražesnės biškį atrodo. Šešėlio suteikia. Ir viskas, daugiau nieko nedarau. Nes šiaip man kiek aš pati esu atkreipus dėmesį, man iš vis net netinka kažkas tamsaus, kai yra ant akių, ten tarkim eyelineris. Seniau eyelinerį, kai buvau jaunesnė mokykloje, tikrai naudodavau, bet man kažkaip tas akis, negražiai padaro. Nes mano akis ganėtinai šviesios ir aš tiesiog jaučiuosi kaip nežinau, negalima čia pasakysiu kaip čigonė, kaip įžeidimas bus, bet neįžeidžiant nieko, tai jaučiuosi kaip vulgari mergina, gal taip išsireikšti. Netinka, man pačiai nepatinka, kai yra kažkas tamsaus ant akių uždėta. Tai visą laiką geriau renkuosi šviesų makiažą, dieninį. Ten jeigu būna kažkokia šventė, kažkoks renginys ar dar kažkas, tai tada prisidedu tas dirbtinės blakstienas. Nes seniau dar ir prisiaugindavau, bet dabar, kai pasižiūriu fotkės, tai nepatinka, kaip man tas blakstienas ant manęs atrodo. Irgi ganėtinai vulgarokai, sakyčiau. Tai geriausia natūralumas. O jūs, kai dažot blakstienas, išsižiojat ar ne? Nes atrodo, tada geriau pasidažo. Bet dabar čia prieš kamerą kažkaip nei šis, nei tas. Čia yra tušas rudas. Irgi va mano atradimas naujas. Kad man labai žymiai gražiau atrodo rudas tušas, o ne juodas. Tai siūlyčiau ir jums išbandyti visokių spalvų, nes būnagi ten ir visokių mėlynų, ir žalių. Kažkas iš mano pažįstamų, man atrodo, žaliai blakstienas dažosi, nes žalios akys. Bet tokios sodrios gražios žalios akys. Tai labai gražiai atrodo tas žalias dalykas. Aš niekada nesu bandžius žalio tušo, bet gal vertėtų. Bandau prie kiekvienos šviesos dabar žiūrėti, ar labai skiriasi spalva veido nuo kaklo ar ne. Gal normaliai. Tai va, toks tas mano antras video. Labiau apie mane pačią. Kažkaip nežinau, daugiau nesugalvoju, ką pasakyti. Jeigu sugalvosiu, tai pasakysiu kitam video. Jeigu jūs sugalvojat, galite paklausti, atsakysiu. Mačiau jūsų visų komentarus, labai ačiū už komentarus. Atkreipsiu dėmesį į tai, ką sakėt, ką rašėt. Labai ačiū už laikus, už subscribus. Jokingai, kitaip sakau, nesąmonė kažkokia. Tai va, ačiū, kad žiūrėjote ir pasimatysim kitam video. Man reikia sugalvoti kažkokį savo posakį, kaip kiti ten turi. Kaip Notkus sako, labas ralis, kaip Petras sako, sveikučiai, man reikia. Arba kaip Paulius Samoškas sako, nu ko jūs. Tai va, man irgi reikia kažką sugalvoti. Gal kažką biškį mergaitiškesnio. Pagalvosim apie tai. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki.